Ką reiškia sapnuoti muses? Musės sapnuose dažnai siejasi su asmens emociniais ar psichologiniais momentais. Musės sapnuose gali turėti įvairių simbolių, galinčių reikšti vidinį nerimą arba net perspėti apie gresiančius pavojus. Gaudyti muses – per savo kaltę papulsite į bėdą. Mušti muses – jūs kamuoja blogos mintis, kurių norite atsikratyti. Matyti musę valgyje ar gėrime – saugokitės pavojų. Matyti daug musių – esate per daug išsiblaškę. Jeigu musės jūs persekioja, kažkas įkyriai siūlysis jums į draugus. Nepasitikėkite tuo žmogumi. Jeigu musės jums kanda, laukite nemalonumų. Sapne tupinti didelę musę gali reikšti svarbią problemą, su kuria susiduriate. Musės lervos dažnai rodo pradinę problemos stadiją. Kaip lervos subręsta į muses, taip ir šios problemos turi potencialą augti. Sapnuoti juodas muses gali simbolizuoti tamsesnes emocijas ar gyvenimo aspektus, su kuriais susiduriate. Jos gali reikšti baimes arba depresiją. Musės stiklinėje rodo tariamą laisvės stoką arba situaciją, kurioje jaučiatės suvaržytas. Musė ant sienos sapne gali reikšti jūsų norą nepastebimai stebėti. Musės simbolis senovėje. Egipto mitologijoje musės buvo skiriamos kareiviams už karinį narsumą. Sapnuojant muses galėjo būti aiškinama kaip raginimas veikti arba būtinybė parodyti drąsą. Aristotelis svarstė apie savaiminį musių atsiradimą ir siejo jas su irimu. Taigi musių sapnavimas galėjo reikšti sugedimą arba nešvarą. Biblijoje musės dažnai siejamos su maru ir ligomis, todėl sapnai apie muses gali būti laikomi įspėjimu apie artėjančius sunkumus arba būtinybę apsivalyti. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.